Tie, kas susuka į Molėtų rajone esančią kaimo turizmo sodybą, nustemba išvydę kamuolį mėtantį Eurolygos ir daugkartinį Lietuvos krepšinio lygos čempioną Kęstutį Šeštoką. Staigmenų neišvengia net ir tie, kurie tiksliai žino, kur važiuoja. Mat ne kasdien pamatysi tituluotą sportininką žolę pjaunantį ar malką skaldantį. Nesidroviu ir pirtį pakurti ir dar kažką, tai kaip tu čia sako, nesamdai, sakau, kol gali pats tolo, kai nesuspėsiu kažką ir pasamdysiu. Ir jis sako, o čia krepšininkai visi pasikėlė, nu tas taip, sakau, ne visi. Prieš daug metų pirmą kartą į būsimo žmonos Dianos senelių sodybą užsukęs sportininkas tik mintyse pasvajojo apie kaimo turizmą. Tačiau svajonės vėjais nepaleido. Ir štai prieš 4 metus savo rankomis ir su giminaičių patarimais bei pamokymais Šeštokai pradėjo kurti tai, ką šiandien galima pavadinti jaukiu, išpuoselėtų, ramybę dvelkiančiu ir viskuo aprūpintų gamtos bei poilsio kampeliu. Niekas neplanavo taip iš karto, kad čia užsistatysim, nebuvo tokio plano. Sodyba bus tokia. Prasidėjo nuo kuklių norų, norai, kaip sakant, po truputėlį augo, bet to atsirado tam tikri poreikiai su laiku, kad ten, tarkim, įsirengus visą beveik sodybą, pamatėm, kad neturim pokylių salės. Teko tada pastatyti pokylių salę. Sodyboje pas Šeštoką savo šventes gali švęsti nuo 30 iki 50 žmonių. Tie, kurie pirmą kartą atvyksta apsižiūrėti sodybos, ypač apsidžiaugia atradę atskirą pastatą su konferencijų pokylių sale, pro kurios vitrininius langus atsiveria nuostabus vaizdas į ežerą. Sutvarkyta aplinka ir sodyba ant Virintų ežero kranto iš tiesų ne vienas sužavi. O tie, kas paragauja vietos šeimininkių maisto, apie jokią kitą virtuvę nesvajoja. Tad nenuostabu, kad viskuo aprūpinti patenkinti svečiai svetingus šeimininkus ir prie savo stalo bando pasisodinti. Nu, būna tokių, visą laiką, iš pat pradžių ne, bet kaip padaugina šiek tiek alkoholio, tai kviečia padaryti, išgerti, bet tai čia būtų, žinot, jau ne kai darbą dirbi, tai negali su visais išgerinėti. Sodyboje pas Šeštoką yra net 3 pastatai, kuriuose svečiai gali apsigyventi. Tai pagrindinio namo patalpos su jaunavedžių apartamentais, o taip pat kambariai skirtai šeimoms. Šiame name yra ir sauna su erdviu valgomuoju, kuriame galima smagiai pavakaroti, jei už lango lyja. Vasarnamyje taip pat yra miegamieji kambariai ir virtuvė su visais reikalingais daiktais. Svečiai gali įsikurti ir rusiškos pirties mansardoje. Sodyboje įrengta krepšinio tinklinio vaikų žaidimo aikštelės. Galima paplaukioti valtimi ar vandens dviračiu. Dirbame visus metus, bet daugiausia poilsiautojų be abejo sulaukiame šiltų metų laikų, o ypač vasarą. Vasara, kaip sakau, yra vestuvių metas. Ir mes mielai kviečiam visus, kurie nori pas mūsų sodyboje apsilankyti. Sodybą pas Šeštoką rasite Molėtų rajone pakeliui į astronomijos observatoriją. Daugiau informacijos internete adresu www.kaimoturizmas.com.